Tony Sports. Viskas krepšiniui. Patekom į vieną grupę su Amerikos komanda. Turbūt amerikonai išsiskiria šitam turnyre. Jie didžiausi favoritai. Kiti favoritai ispanai kitoj grupėje yra. Toliau prancūzai, Argentina. Šitos, ko gero, stipriausios komandos. Taip pat su mumis grupėje Tuniso komanda, kurią nelabai kol kas žinome. Tai, kad jie laimėjo Afrikos taurę, pateko iš karto. Tai kalba, kad jie yra pajėgi. Nigerija skaudžiai nukentėjome čia Karakase. Visi matėme ir ne tik tai mes nukentėjome. Pavojinga labai komanda. Tai va, kitos tos visos žinomos, tiek Argentina, tiek prancūzai, amerikonai, bet aš manau, kad reikia įrodinėti aikštelėje, kad tu esi geresnis, o nežiūrėti popierius ir dėlioti popierių. Kaip, aišku, čia vėl užduotis grupėje yra sužaisti kuo geriau, kuo aukštesnę vietą laimėti yra, o po to visose tokiuose turnyruose tie ketvirtfinaliai arba tos yra kritinės rungtynės praktiškai, kaip ir čia buvo, vienų rungtynių reikalas. Ir reikia ruoštis būtent tom rungtynėm, kiekvienas susikoncentruoti ir stengtis laimėtos tas kritinės varžybos. Tony Sports. Viskas krepšiniui.